Ignacas Montvydas gimė 1940 m. birželio 8 d. Pakruojo rajone. Jo gimimo istorija buvo neįprasta ir giminaičiai tiki, jog tai turėjo įtakos jo keistumui ir lengvai silpnaprotystei. Ta dieną dangų aptraukė tamsus debesis ir pradėjo smarkiai lyti. Tėvas ir mama prigulė ant atskirų lovų pailsėti, kai staiga per langą trenkė žaibas. Užsidegė ant stalo buvę žaislai. Mama nejudėjo ir buvo tarsi komos būsenoje, tačiau atbėgęs kaimynas ją atgaivino, iškasęs duobę, į ją įdėjęs nejudančią moterį ir užpylęs žemėmis bei vandenį. Po viso šito gimė Ignacas. Montvydas visą gyvenimą pragyveno kaime ir vėliau vedęs įsikūrė Pasvalio rajone esančiame Vildūnų kaime. Ir su žmona susilaukė 4 vaikų. Iš pažiūros jis buvo sunkiai dirbantis žmogus, prižiūrėjo savo vaikus, kai tuo tarpu jo žmona smarkiai girtavo. Moteris dažnai iškeisdavo namų daiktus į alkoholį, vogdavo iš vyro pinigus ir paromis negrįždavo namo, ten palikusi savo alkanus vaikus. Igno kantrybė buvo jau ir anksčiau trūkusi, kai žmonai peiliu perdūrė ranką ir krūtinę. Tačiau 1982 m. gegužės 21 Montvydui visiškai užtemo protas ir jo šeimos istorija pasisuko tragiška linkme. Ta dieną Igno žmona lankėsi pas savo draugę ir ten išgerinėjo, kaip visada. Jis ten nuėjo jos pasiimti, tačiau žmona buvo visiškai girta ir nenorėjo niekur eiti. Vyras įtūžo, įsitraukė lenktinį peilį ir apžergė žmoną ant sofos jai perpjovė gerklę, kas atnešė labai greitą mirtį. Išėjęs iš namo netrukus vėl grįžo ir nuo žmonos lavono nupjovė jai krūtis bei perpjovė pilvą. Jau grįžęs į savo namus krūtis įmetė į puodą ir pradėjo jas virti. Tačiau suvalgyti jų nespėjo, nes į duris pasibeldė milicijos darbuotojai ir Igną suėmė dėl tyčinio savo žmonos nužudymo ir palaikų išniekinimo. Sakoma, kad ši byla ne tik pasklido po visą Lietuvą, bet apie ją žinojo ir visa Sovietų sąjunga. Igno teismo procesas vyko Pasvalyje ir buvo skirta 11 metų laisvės atėmimo bausmė. Bet 1990-aisiais buvo paskelbta amnestija ir jis išėjo į laisvę anksčiau laiko. Montvydas su savo 2 nepilnamečiais sūnumis apsigyveno Pakruojo rajone, Kutaičių kaime esančiame nedideliame daugiabutyje, kurį jiems skyrė kolūkio valdžia. Vėliau sūnus prisipažino, jog jie bijojo tėvo, nes juk jis nužudė jų mamą, bet tėvas buvo jiems prisiekęs, kad tai daugiau nepasikartos. Praėjo daugiau kaip metai, be jokių incidentų. Paskutinį vasaros vakarą, rugpjūčio 31, 1991 metais, Ignacas Montvydas po išgertuvių su savo 1 aukšto kaimynė pasigedo savo portsigaro, kuriame buvo ir pinigai. Jis įtarė kaimynę vagystę ir nuėjęs jos namus ją konfrontavo. Ši neigė bet kokią kaltę ir pasiūlė dar išgerti. Kaimynė labai norėjo sugundyti Igną, siūlė jam intymius santykius, kurių jis atsisakė. Kaimynė padauginusi užmigo ir Ignui šovė mintis ją nužudyti. Kaip ir žmonai, jis lenktiniu peiliu perpjovė kaimynei gerklę ir po kelių minučių pradėjo jos kūną pjaustyti į gabalus. Supjaustęs, kūno dalis persinešė į savo butą, esantį 2 aukšte, sudėjo į kibirą, dubenį ir užpylė druskos. Jis tai bandė nuslėpti kvapą ir apsaugoti mėsą nuo gedimo. Kibirą ir dubenį su kūno dalimis paslėpė palėpėje ir išėjo į naktinę sargo pamainą fermoje, nešinas 2 moters krūtimis maišelyje. Pareigūnams vėliau pavyko rasti tik vieną iš jų, paslėptą po šiaudais, o kitą Ignas sakė pametęs, nors pareigūnams kilo įtarimų, jog jis ją suvalgė. Nužudytosios kaimynės kūną rado jos dukra, atvažiavusi ryte aplankyti mamos. Ji ne iš karto suprato, jog tai buvo žmogaus lavonas. Dukra pamanė, kad mama buvo nusipirkusi daug mėsos. Ir tik vėliau, pamačiusi atskirtą žmogaus plaštakas, jai atsivėrė akis. Atvykus pareigūnams, Ignas Montvydas atrodė ramus ir kieme gurkšnojo alų.
Vyriausias prokuroras Steponas Bietkis atpažino vyrą ir prisiminė, kaip prieš beveik 10 metį jis virė savo žmonos krūtis. Jis iš karto įtarė Montvydą, kuris iš pradžių viską neigė, bet galiausiai prisipažino. Ignas teigė tai pasielgęs iš keršto dėl pavogtų pinigų ir dar bandė taip apsaugoti pasaulį, kad ji negalėtų vogti kitame gyvenime. Manoma, kad šio nusikaltimo motyvas buvo kur kas platesnis. Antroji Montvydo žmogžudystės byla buvo tyriama Pakruojyje. Jis buvo neabejotinai kaltas ir buvo reikalaujama mirties bausmė, bet ji buvo pakeista į įkalinimą iki gyvos galvos. Jam nebuvo nustatyta jokia psichinė liga, tik lengvas protinis atsilikimas. Tačiau Ignas buvo pakaltinamas. Jis puikiai žinojo, ką daro ir galėjo savo veiksmus kontroliuoti. Iš pradžių jis prisipažino, kad mėsą būtų valgęs, bet vėliau tai neigė. Teismo posėdžio metu Montvydas buvo tylus, akis įbedęs į vieną tašką, nerodė jokio gailesčio ar kitų emocijų. Jis savo veiksmus apibūdino kaip didžiausią nesąmonę, bet atleidimo neprašė. Šį kartą Montvydo šeima jam neatleido, bet išsižadėjo ir niekas jo kalėjime nelankė. Ignas neprarado vilties ir tikėjo, kad išeis iš kalėjimo ir mirs būdamas laisvas. Tačiau, kaip bebūtų ironiška, jis mirė nuo skrandžio vėžio ligoninėje Vilniuje 2001 metais, o jo paskutinis noras buvo pasivažinėti traktoriuku. Ačiū labai, kad žiūrėjote, iki kito karto.